man buvo pats sunkiausias iš tikrųjų laikotarpis ir ką tikrai įtariu ne vienas žmogus irgi tą išgyvena, kai iš valstybės darbo biržos nebegavau pinigų ir kažkaip tai nėra galimybės išeiti į darbo rinką, nes turiu būti namie. Ir palaikymo iš valstybės nėra dėl to, kad tiesiog jo nėra. Ir gyven kaip nori. Maždaug taip. Tai pasakė, kad galiu tvarkyti socialinę pašalpą, bet savo dėl vaikų, dėl mamos man negalioja niekas, dėl to, kad aš jos oficialiai negloboju. Tai yra teisminiai procesai, kurie dabar trunka 2 metai. Ir klausimas, ar mes sulauksim to teismo pabaigos. Labiausiai mane sustiprino iš tikrųjų prisitaikymas prie pokyčių, mamos ligos pokyčių. Kai tu nežinai kiekvieną dieną, kas bus rytoj. Ir priėmimo viso šito. Būtent priėmimas to nepastovumo? Taip. Kaitos. Ir priėmimas to fakto, kad aš nieko negaliu pakeisti. Tiesiog aš išmokau gyventi tuo flow režimu, eiti pasroviui kiekvieną dieną ir prisitaikant prie to, kas yra. Tai tas mane labai sustiprino ir gal nebeakcentuoju tokių mažų problemų, nepadarau jų didelėm. Gal taip galiu pasakyti. Ir būtent tas suvokimas, ant kiek tai yra trapu, ant kiek tai yra slidu ir mes nei vienas nežinom, kas rytoj mūsų laukia. Tai ir to kasdienybės įvertinimas, gal sustojimas ir įvertinimas to, ką dabar turi, kad ir arbatos puodelį gerti, nes dabar aš turiu tą šansą tiesiog atsisėsti ir gerti arbatos puodelį, arba prieiti, apkabinti, pabučiuoti mamą į kaktą. Aš turiu dabar tą galimybę ir aš ją pasinaudoju. Tai tas labiausiai stiprina, tas labiausiai gal išugdo vertybę, vertybės daug jų. Kas yra esminiai dalykai, dėl ko gyvenimas iš tikrųjų sukasi.